Vadovas visų pirma yra atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą. Taip pat vadovas šiai dienai, matyt, yra neatsiejamas nuo sampratos kartu su lyderystė. Tai turėtų būti ir komandos lyderis. Vadovas veikia tiek įmonės viduje, santykiuose su komanda, su personalu, su darbuotojais. Lygiai taip pat veikia ir santykė su kitais asmenimis, kreditoriais, kurie turi santykių su jo vadovaujama bendrovė. Vadovas su bendrovė sieja fiduciarinės pareigos. Kad būtų paprasčiau, tai yra lojalumas ir rūpestingumas. Lojalumo pareiga skaidosi į keletą tokių dalykų, plečiamai galima apie tai kalbėti. Tai visų pirma, kad vadovas turėtų būti lojalus bendroviai, kad būtų sąžiningas ir protingai priimami sprendimai. Vadovas neturi maišyti asmeninio turto su bendrovės turtu ir asmeninių interesų su bendrovės interesais. Tai vadovo atsakomybė kyla tada, kada yra pažeidžiamos mano ką tik paminėtos pareigos, kada vadovas netinkamai vadovauja ar nerūpestingai dėl savo veikimo, neveikimo, o galbūt ir sąmoningo veikimo ar neveikimo ir siekia sąmoningai kažkokios tai žalos bendrovei. Bet iš principo dažniausiai vadovo atsakomybė kyla per nežinojimą arba per netinkamą sprendimų priėmimą, per neapgalvotų sprendimų priėmimą, neįvertinant visų galimų rizikų, dėl ko atsiranda žala bendroviai. Žala gali atsirasti kreditoriams, žala gali atsirasti akcininkams. Tai netinkamo vadovavimo pasekmės vadovui, tai iš esmės vadovo atsakomybės klausimas. Vadovo atsakomybė gali kilti tiek civilinė, tiek baudžiamoji, tiek administracinė. Iš esmės visos atsakomybės rūšys, kurios gali būti. Ir pagrinde tai dažniausiai pasitaiko, kad vadovam tenka atlyginti žalą už jų netinkamai priimtus sprendimus arba tų sprendimų rezultatą. Ir šiuo atveju kyla įvairių klausimų įvairiose stadijose. Gali būti nemokumo klausimas, įmonė iškelta bankroto byla, kreditoriai gali prašyti įmonės arba bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu. Tai vėlgi susideda daug dalykų ir vadovo atsakomybė visą laiką tame matosi. Ir jeigu atsiranda žala, tai tarkim, nemokumo administratorius visą laiką nukreips savo reikalavimus į vadovą. Ir šiuo atveju, kalbant apie vadovo atsakomybę, tai yra toks reikšmingas dalykas, kad vadovas prisiima atsakomybę iš esmės už savo veiksmų pasekmes, kurios ne visą laiką būna teigiamos, o kartais yra neigiamos bendroviai. Ir kaip pavyzdys, tik vadovas geriausiai žino, kokia jo vadovaujamos bendrovės yra finansinė sveikata, galima taip pasakyti. Tai iš principo, jeigu vadovas mato, kad su finansais bendrovė yra blogai, kad įmonė yra ties nemokumo riba arba nemoki, jo pareiga yra pagal įstatymą kreiptis į teismą ir inicijuoti nemokumo procesą. Jeigu vadovas to nedaro, tai vienas iš klasikinių pavyzdžių jau suformuotų teismų praktikoje, kad vadovui tiesiog gali būti ribota galimybė toliau vadovauti arba užimti vadovaujančias pareigas, būti valdymo organuose arba kolegialiuose valdymo organuose nuo metų iki 5 metų. Vadovams linkiu atsakingai vadovauti ir nepabijoti kreiptis į savo srities ekspertus.